Jau kurį laiką internete pradėjo plisti keistas pastebėjimas, kodėl moteriams skirti produktai dažnai kainuoja daugiau, nors jie beveik identiški vyriškiams. Rožinis skustukas brangesnis už mėlyną, moteriškas dezodorantas kainuoja daugiau nei vyriškas. Ir čia atsiranda terminas pink tax. Tai nėra tikras mokestis, valstybė jo nerenka, tai tiesiog reiškinys, kai moteriams skirti produktai ar paslaugos kainuoja daugiau nei labai panašus vyrams skirti variantai. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba kaip sąmokslo teorija, bet problema ta, kad tai realu. 2016 metais CBS News atliko slaptą tyrimą apie lyčių pagrindų taikomą kainodarą. Rezultatai buvo gana absurdiški. Kai kurios rūbų valyklos už moteriškų marškinių valymą prašė beveik dvigubai daugiau nei už vyriškų. Paaiškinimas buvo toks, kad moteriški drabužiai neva sunkiau lyginami ar reikalauja daugiau priežiūros. Bet kai tyrėjai pateikė beveik identiškus marškinius, kainų skirtumas vis tiek išliko. O tada prasideda įdomiausia dalis. Pasirodo, tai nėra tik atsitiktinumas ar keli pavieniai atvejai. Tai iš dalies yra labai sąmoninga verslo strategija. Ekonomikoje egzistuoja dalykas vadinamas kainų diskriminacija. Skamba žiauriai, bet esmė paprasta. Įmonės skirtingoms žmonių grupėms taiko skirtingas kainas pagal tai, kiek tos grupės yra pasiruošusios mokėti. Jeigu verslas mato, kad viena auditorija mažiau jautri kainai, jis gali tą kainą kelti. Ir būtent čia prasideda pink tax logika. Tyrimai rodo, kad moteris kai kuriuose kategorijose dažniau vertina produkto dizainą, estetiką, pakuotę, prekės ženklą ir bendrą produkto patirtį. Įmonės tai puikiai žino, todėl sukuriama iliuzija, kad produktas yra specialiai pritaikytas moterims, nors realus skirtumas gali būti minimalus. Pavyzdžiui, mėlynas skustukas vyrams, rožinis moterims. Funkcija ta pati, ašmenys tie patys, gamintojas tas pats, bet moteriškas variantas kainuoja daugiau. Tas pats su dezodorantais, šampūnais ar net vaikų žaislais. Kartais užtenka pakeisti spalvą, pakuotę ir marketingo kalbą, kad produktas taiga taptų premium. Ir verslui tai labai naudinga, ypač todėl, kad daugeliui moterų tokie produktai nėra prabanga, tai kasdienybei būtinos prekės. Grožio standartai, socialinis spaudimas, higiena, išvaizda – visa tai sukuria labai stiprią paklausą, o kai paklausa stipri, įmonės gali kelti kainas. Beje, prieš tęsiant toliau, jeigu tau įdomus tokie dalykai ir nori gauti dar daugiau įdomių istorijų, faktų bei temų, dalinuosi tuo savo naujienlaiškiuos, nuoroda aprašyme. Įmonės nebūtinai tai daro todėl, kad nemėgsta moterų. Jos daro tai todėl, kad gali. Jeigu rinka leidžia parduoti produktą brangiau, dalis verslų taip ir darys. Aišku, kai kurie tai bando pateisinti, sakoma, kad moteriški produktai kartais sudėtingesni, gražesni, reikalauja kitokių medžiagų ar daugiau darbo, kartais tame yra tiesos. Bet šitas argumentas labai greitai sugriūna, kai kalbame apie produktus, kurie praktiškai identiški. Ir ilgainiui visa tai susideda į nemažas sumas. Keli papildomi eurai šiandien, o po dešimtmečių tūkstančiai. Ypač moterims su mažesnėmis pajamomis tai tampa reali finansinė našta. Ir blogiausia, kad daugelis žmonių to net nepastebi, nes tai tapo normalu. Jeigu nuo mažens matai, kad moteriški produktai kainuoja daugiau, pradedi manyti, kad taip tiesiog turi būti. Bet dažnai niekas net nesusimąsto kodėl. Ir čia atsiranda dar viena įdomi psichologinė detalė. Žmonės dažnai perka ne tik produktą, bet ir tai, kaip produktas leidžia tau jaustis. Jeigu produktas atrodo labai prabangus, estetiškas ar labiau tau skirtas, smegenys pradeda pateisinti didesnę kainą. Ne tada, kai realios vertės skirtumas minimalus. Tai viena stipriausių marketingo gudrybių pasaulyje – parduoti ne funkciją, o jausmą. Ką galime padaryti? Palyginti produktus. Nežiūrėti tik į spalvą ar skyrių parduotuviai, žiūrėti į sudėtį, funkciją ir realų skirtumą. Dažnai vyriška ar neutrali versija atliks tą pačią funkciją, tik pigiau. Iki kito karto.